paprasčiausia bus brangus skolimas, o kas tai reiškia brangus skolimas. Tai brangus skolimas reiškia, kad mes perkeliam jau nekartom, bet netgi patys savo. Taip, ponia Gvarauskai, tai suprantu, šis biudžeto svarstymas yra galbūt netgi skiriasi nuo, tarkim, prieš metus ar kitus, nes jau dabar bandoma reaguoti į tai, kas galbūt vyks ir į tas krizes visame pasaulyje. Jo, sąmokos jau tam tikrą prasme išmoktos, jau kiekvieną kartą gerai gauni per galvą, ta prasme, tai krizės 8 metų taip smarkiai mus skriaudė ir mes žinom 15% ekonomikos kritimas, mes buvom nepasiruošę mūsų finansų, tai dabar iš tikrųjų mes tas sąmokos padaro ir suvaldytų tą krizės finansų, kad jie dabar reikėtų pasitikėti. Tai ką mes nepakantas, kad toliau, tai tikrai to nėra, bet augimas, tai tikrai mes nepadėsim, tai tęsim, kad savo pasakėti, tai kaip tas nėra, ir čia priklauso nuo aplinkinių dalykų, nes paprasčiausiai mūsų 60% ekonomikos priklauso nuo transporto. Jeigu mes neturėsim svarbos iš mūsų nepirks pagamintos produkcijos kokybiškos ar paslaugų, mes turėsim pinigų, negalėsim nusipirkti ar dujų, ar nekvėpuos, ar pasidėl. Taip, viskas vienas su kitu yra susiję, kaip susiekit teisingai. Ir jūs tiksliai nepasakėte, taigi pirmasis svarstymas Seime, jis